Jis iš karto rašo, be heito. Vienas klausimas. Kaip pavyzdžiui, Vizonas gali kirsti ištisus kvartalus, kaip privatus asmuo turėdamas du vienas šalia kito kvartalus gali kirsti pirmą vieną, o šalimai esama ne anksčiau nei po 5 metų. Tai išvada, jūs kvartalus apjungiat kaip vieną, tada kertat ir išpisat plinai ir dadėjo pabaigoje. Bet vis tiek ant pačią galą. Išpisat. Bet iš pradžių normaliai reikės, ne? Paskui net laikė nervai. Vis tiek viską išpisat. Jis šiaip labai protingą klausimą uždavė. Yra kirtimo taisyklės, tam ir yra skirtos, kad kirst pagal miškus vadovaujantis galiojančiom kirtimo taisyklėm. Iškirst kvartalo neįmanoma, negalim. Vienu žodžiu, kirst galima, tik tais jaučiu ko gera, kad palinu karinius poligonus. Čia dabar tas rūdininkų poligonas, kur tenais, net 2000 hektarų ar 1000 hektarų vienu metu poligonų yra skirta, tai ten jau kirtimo taisyklės nebegalioja ir jie realiai atstato buvusią, jeigu aš teisingai suprantu, jie atstatė buvusi karinį poligoną, buvusi dar sovietmečių, kuris dabar jau natūraliai pats užaugęs mišku, jeigu neklystu. Bet kas liečia pačias kirtimo taisyklės, tai jeigu yra du sklypai vienas šalia kito, tai arba klaidingai žmonės galvoja, kad jeigu jie turi kokius 5 hektarus miško, juos visus galės ir parduoti. Miškas jis nėra vien tik tais visas brandus arba vien tik tais visas jaunas. Labai, retų atveju, kada jis būna visas, tiesiog jaunas, nebent ten buvo vykdyti kirtimai. Jeigu yra 5 hektarai, tuose 5 hektaruose yra visas brandus medynas, tai tu jo pirmo kirtimo etapo niekada neiškirsi viso plinai, geriausia atveju 3 hektarus. Dar priklauso ir nuo sklypo konfiguracijos. Būna tokių sklypų, kurie yra tiesiog pailgi ir neplatus. Siauriausia valda, kurioje esam dirbę, tai buvo 18 gal metrų pločio, ilgio kilometro, tai 1,8 hektarą. Tai dar ir nuo kaimynų kirtimų priklauso, ar tu savo valdoje galėsi ūkininkauti ir vykdyti kažkokius tai kirtimus, ypatingai plynus kirtimus. Atrankiniam kirtimam, tokiem kaip kuriuose iškertami brandus medžiai, nebrandžia medynė, arba atvejiniai kirtimai, kada kertama kas antras, kas trečias medis, kaip pavyzdys pušynę galima kirsti. Atvejinės kirtimas skaitosi, kada kertamas pušynas, neplynas kirtimas, paliekamas savaiminiam atželimui. Labanausko kirtimas vadinasi, bet po kirtimo medynos skalsumas negali pasilikti mažesnis negu 0,3, dėl to, kad savaime ataugtų, atsisėtų tas pušynas per 6-7 metų laikotarpį ir tik tais tada galėsi iškirsti likusius medynus. Bet kas liečia pačius kirtimus, kvartalais tikrai niekas nekerta, kirst galima pagal galiojančias kirtimo taisyklės. Jeigu vienas šalia kito esantis du sklypai yra po 1 hektarą, tai tu juos abudu galėsi nusikirsti dažnu atveju. Blogiausiu atveju yra kirtimuose taisyklėse yra parašyta išimtis, kad galima kirsti pusę tau priklausančio sklypo ploto, jeigu aplinkui tavi yra viskas apkirsta. Nebus taip, kad negalės kirsti, bet Lemba, kaip čia sudėtinga kirtimą. Taip ir yra. Aš suprantu dabar, kai tu turi mišką, tai nėra taip paprasta. Ne, not easy. 15 arų turi ir ką nori, tą darai. Ne.